Iš pirmosios Karalių knygos. Šventyklos pašventinimo dieną Saliamonas visos Izraelio bendrijos akivaizdoje žengė prie Viešpaties altoriaus ir išskėtęs rankas į dangų meldė. Viešpatie, Izraelio Dieve, tenai danguje ir čia žemėje nėra tokio Dievo, kuris kaip tu laikytųsi sandoros ir rodytų palankumą savo tarnams, kurie su visa širdimi jo akivaizdoje gyvena. Ar vis dėlto Dievas iš tikro gyvena žemėje? Štai net ir dangus ir dangus nepajėgia tavęs apriepti. Tai kągi kalbėti apie šituos namus, kuriuos pastačiau. Priimk mano Viešpatie Dieve savo tarno maldas ir maldavimą. Išgirski šauksmą ir maldą, kurią tavo tarnas tau kalba šiandieną. Naktį ir dieną laikyk atmerkęs akis ant šitų namų, ant buveinės, apie kurią esi sakęs, kad čia tavo vardas gyvensis. Išklausyk į maldą, kurią tavo tarnas atlieka prie šitos buveinės. Atsižvelk į savo tarno ir į savo tautos Izraelio meldimą, kada jie melsis prie šitos buveinės. Išgirski juos danguje, vietoje, kur gyveni. Išgirski juos ir būk maloningas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato, kai kuriuos jo mokinius valgant su terštomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenį padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu pavyzdžių, taurių, puodelių bei garinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai klausia, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo su terštomis rankomis. Jis atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta. Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo. Ir jis pridūrė, puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savąjį padavimą. Antai Mozė yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ir motiną, mirte tenumiršta. O štai jūs sakote, jei žmogus pasako savo tėvui ir motinai, tebūnie korban, tai yra auka Dievui, kuo turėčiau tave sušelpti. Tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ir motinai, niekais paversdami Dievo žodį, vardant savojo padavimo, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Iš tikrųjų, šiandien yra komentaras iš pirmosios Karalių knygos, bet aš pasiskaičius namie Evangeliją neatsilaikiau ir nusprendžiau, kad vis dėlto pakomentuosiu Evangeliją, nes kažkaip labai prakalbo. Ir labai strigo man ta eilutė. Gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Ir kažkaip gal net ir taip truputį kaltinamai skamba ta eilutė, bet man net ne iš to kaltinimo daugiau patinka ta eilutė, bet iš to, kad net kažkaip prisiminiau krikščionių sirų išmintį, vieną iš tokių pamatinių jų tiesų. Ir jie sako, kai, pavyzdžiui, vyksta šventos mišios, svarbiausia, kad ta auka, kurią mes atnešam ant altoriaus, pirmiausia turi vykti mūsų širdise.
Ir jeigu jinai vyks mūsų širdise, tada jinai bus pilnutinai išsiskleis ir per šventąsias mišias ant tos aukos. Tai reiškia, kad kiekvienas turėtume nuoširdžiai atnešti Dievui save kaip auką, savo gyvenimą, sąmoningai priimdami visą tai, ką atnešam. Ir šita Evangelija tai man taip labai, sakyčiau, kviečia į tokį sąmoningumą tikėjimo ir nuoširdumą. Dievas, aš ir iš savo patirties žinau, kad kiek esu patyrus, kad Dievas sutirpsta, galima net sakyti, tada, kai mes ateinam tokie, kokie mes esam nuoširdus, kada neužsidedam prieš jį kaukę, juk jis iš tikrųjų geriausiai žino, kokie mes esam iš tikrųjų ir taip, manau, kad visiškai nenori, kad mes, pavyzdžiui, kad ir net elementarus dalykas, pavyzdžiui, ateina, aš pati galvoju, kiek aš atėjus į koplyčią, persižegnu ir pagalvoju, ką aš iš tikrųjų darau. Net yra žodžiai, mes sakom vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen, bet tas pirmas žodis, vardan. Pagal kiek kartų, pavyzdžiui, įsisąmoninau, kad ateinu, pavyzdžiui, koplyčią, arba namie, pavyzdžiui, meldžiuosi, ar bet kur su jumis meldžiuosi, ir kai sakau vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, reiškia, dėl tavęs, vardan tavęs, aš dabar esu čia su tais žmonėmis, arba vardan tavęs aš atnešu šitą savo laiką. Ir Dievas kviečia mus į sąmoningumą, į sąmoningą veiksmų darymą, tiek savo gyvenimuose, tiek santykyje su juo, nesvarbu, ar kasdienybėje, ar per šventas mišias, ar net kaip persižegnojam. Tai čia toks, man atrodo, visiems mums gal priminimas, paraginimas ir gražus siekinys, kad sąmoningai ateiti pas Viešpatį. Tai linkiu jums ir savo sąmoningumą, gražios šiandienos ir kviečiam pagalvotumėt komentarą. Dėkojame Justinėlui už tokią gilę, gražią išvalgą. Tai kad tikrai mes nepagalvojam, dėl ko tą daro. Bet turbūt irgi labai vienas iš sako, pirmiausia, reikia pratintis tą daryti, paskui galvoti, dėl ko tą daryti, tą daro. Ir komentarai. Bet argi iš tikrųjų Dievas gyvens žemėje? Tokiam iškilmingam žmogui kaip Saliamonas toks klausimas nelabai tinka. Bet Saliamonas nelaukė atsakymo į jį. Tai buvo veikiau džiaugsmo šūksnis, nuostaba ir susižavėjimas, o ne tikras klausimas. Juk Saliamonas savo akimis regėjo sandoros skrynią nunešant į naująją jo pastatydintą šventyklą ir Viešpaties garbę nužengiant didžiulių debesimis. Pats Saliamonas sakė, kad Viešpats atėjo tenai apsigyventi. Taigi jis žinojo, kad atsakymas į šį klausimą yra taip. Ir tai jį žavėjo. Saliamono klausimas primena jo tėvo Dovydo klausimą. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi. Dovydas atrodo lygina mažučius žmonės su erdvės platybėmis, žvaigždžių ir planetų įstabumu. Ir klausia, kodėl visos tos begalybės ir grožio kūrėjas turėtų rūpintis tokiais menkais žmogeliais. Juk tiesiog neįtikėtina, kad mes jam rūpiname. Tačiau Dievas ne tik rūpinasi mumis, jis atėjo pas mus kaip vienas iš mūsų. Kristaus įsikūnijimas viena iš pačių pamatiškiausių mūsų tikėjimo tiesų ir ją itin esminga suvokti. Visatos kūrėjas patyrė viską, ką patiriame mes. Juoką, gėlą, viltis, baimę ir skausmą. Jis netgi žino, ką reiškia mirti. Negana to, jis surinko visus tuos patyrimus drauge su visa mūsų žmogyste ir visą atpirko. Prisėmęs žmogaus kūną, jis mus pašventino ir toliau diena iš dienos šventina. Netgi jei šią akimirką nesijauti dėl kokios nors priežasties ypač dėkingas, bent jau būk dėkingas, kad Kristus gyvena tavyje. Jis pažįsta tave kaip nuluptą. Jam rūpi net pačios menkiausios to gyvenimo smulkmenos. Kaip Dievas nuolat laimina tave, taip ir tu laimink jį savo gyriumi ir dėkoju. Atmink, kai tu jį šlovini ir garbini, jis tave pakyli kaip karalių Saliamoną.
Tėve, dėkuoju už visus įstabius tavo darbus. Dėkuoju už mane supantį grožį, o labiausiai dėkuoju už tavo sūnų Jėzų. Mokyk mane mylėti jį labiau už viską. Mano kūnas ir širdis tiek gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Na ir ką, šiandien turbūt kviečiu visus melstis už direktorę, kuri yra išskridusi ir išskridusi ne visai buvo sveika, bet vakar skambino ir sakė, kad jaučiasi pakankamai gerai. Ir melskimės už tai, kad vyktų susitikimai prasmingai. Melskimės už mūsų, sakau, mūsų Švento Ignaco Lojolos kolegijos veiklą, už centro darbuotojus. Melskimės šiandien, tiesiog pasigėrėjau Justina ir jau antrą dieną jinai skaito ir komentuoja. Turbūt kiekvienas dvasinis vadovas komentuoja skirtingai, bet labai smagu, kada paprastai ir suprantamai tą daro Justina labai nuodušiai, giliai. Tai melskimės už visus dvasinius vadovus, tame tarpe ir Justiną, kad jiems viskas būtų gerai, kad jų šeimininis gyvenimas klostytųsi gerai. Nežinau, šiandien yra gimtadienį, vakar buvo daug, šiandien nei vieno, taip daugiau pasakyta. Iš tikrųjų, jų yra bendruomenės, tikrai bendruomenėje mokinių gimtadienį yra, tai melskimės už tuos, kurių šiandien gimtadieniai, neįvardinant vardų. Melskimės už sergančius bendruomenės narius ir mūsų bendruomenės narius. Ir melskimės dar už Albinutę, už dvasinį mūsų ugdytoją, tikrai, kuris veda mus visą laiką žalimėse. Ir už ekscelenciją ir už kapelioną. Už tą vietą, kad nelikvėje turi atsirasti. Turime atsirasti būtinai. Melskimės, kad negreičiau atsirasti.